Taro kortų žinutė tau, jeigu tu atsidūrei čia ir dabar, o mes užklausim, kas liečia darbo reikalų. Tu laikaisi dabar iš paskutinių, kas liečia darbelio. Kodėl tu bijai, kad prarasi darbo? Ar galbūt tu, kaip pasakyti, tik gavai tą darbą ir bandai išsilaikyti iš paskutinių, galbūt darbė toks kolektyvas nusisukė nuo tavęs, taip, ir tu nežinai, ką daryti, labai panašu, minčių pilna galva, tu įtari ir vieną žmogų, ir kitą kolegą įtari, kad ir šitas blogas, ir šitas blogas, o kaip save apsaugoti nuo nereikalingų žmonių, aš sukūriau tau amuletas stiprus, namų kvapų pavidalu. Mano puslapį elana.lt skiltyje amuletai. Užėk, įsigyk, tikrai stiprus veikiantis amuletas. O mes užklausim toliau Taro kortų. Laikaisi darbo, Taro korto tau patarė, sako, laikykis, galbūt atsirastų žmonių, kurie norės su tavim bendrauti, kuriems, žinai, nežiūrėk į tos žmonės, kurie nusisuko nuo tavęs, ieškok tų žmonių, kurie nori su tavim būti, supranti, korta sako taip, o meilė, laimė, džiaugsmas, toks abipusis palaikymas gražus. Bet kažkodėl vėlgi čia žmogus išeina. Matot, apsisuko ir išeina, nusivylimą. Tu nusivylė jo, ar jis nusivylė ir išėjo. Ir paliko tave, kaip atrodytų, be vizijos, be ateities. Likais kaip su niekuo, kaip atrodytų, žinot, apvalgė ir paliko. Apkandžiojo boliuką, ne, ir paliko. Tu dabar žiūrėk, kažkokios perspektyvos eina, arba tu tikiesi naujo darbo, naujos veiklos. Parašyk man asmeninę žinutę ir mes užklausim, kas liečia darbo, nes čia kvailio korta, sako, tokia tu eini, paprasta, naivi, tikinti, labai lengva tave apgauti, ne, kas čia dar, nematau, iliuzijose tokie visa, kaip atrodo, nežinai, kokį kelią pasirinkti, kaip gyveni atrodytų iliuzijose. Užklausim Taro kortų, o kas tai per, žinai, galbūt girdėjai tą, labai dabar madingas žodis, tie blokai stovi. Taip, kas trukdo tavo gyvenime tau judėti į priekį ir būti laimingai. Nes tu kaip bedugnė dabar nukritusi. Tie žmonės tave apgavo, bet tai pati supranti, tai yra gyvenimas. Tai yra ne tavo kaltė. Tu norėjai viso ko geriausia. Bet išėjo kaip išėjo. Tų žmonių vardai gali prasidėti raidę S, raidę A ir raidę O. Labai panašu. Prašyk asmeninę žinutę ir mes užklausim Taro kortų, kaip pagerinti. Ir dar nepamiršk, kad Taro kortos tai yra ne tik parodo tavo likimą, tai yra tam tikra meditacija, kuri padeda pagerinti tavo